Ne visur dar Lietuvoje tokie kultūros namai, kino teatrai, tokie klubai. Kasmet jų atsiranda vis daugiau ir daugiau, bet vis dėlto dar yra vietų, kur nekantrai laukia kilnojamojo kino. Reiškia reikalingi ir žmonės, kurie važiuoja rodyti naujausią kino juostą, ypač jas nušaliausias kaimų vietovės. Visaip tenka rodyti kiną, kartais lauke, kartais fermoje, kartais valstiečio pirkioje. Artimiausi kultūros namai, artimiausi kino salė už 10 kilometrų. Ne visada nuvažiuosi, nors tau ir labai norėsis pamatyti naują kino filmą. Pagaliau kamgi, jis pats pas tave atvažiavo. Štai tuose junduluose nėra nei kolūkinio klubo, nei pakenčiamų patalpų kinui. Bet ko čia dėti žiūrovai? Jiems rodi kiną ir viskas. Ir ne vieną filmą. Parodysi tik vieną, atsisveikinant prikrausi mašiną, visokių šakalių, malkų. Žinoma, juokais. Kilnojamojo kino mechanikas. Dar neseniai iš tikro jis buvo, kaip sakoma, žymiausias kaimo vaikinas. Mokytojas, skaityklos vedėjas ir jis nešė šviesą į kaimo gilumą. Jo nekantriai laukdavo, akis pažiūrėdavo įsisteibelinę į kelią, ar jau važiuoja. Šiandien jis irgi laukiamas svečias, jį irgi pasitinka. Bet rodosi viskas padaryta. Ir šietau nei vienu. Dabar vis dažniau pamatysi, kaip virš kaimo pirkių kyla televizijos antenos. Vis dažniau iš miesto atvažiuoja aktoriai, vaidina saviveiklą. Atsiranda muzikantų, dainininkų, netgi orkestrų, kurie visai neblogai sugroja vakaruškose. Na kągi, kaip sako, nėra to blogo, kuris neišeitų į gerą, nors pats gauni pašokti. Ir vis dėlto, kodėl jie neatėjo į seansą. Filmas naujas, įdomus, būtų apie ką pakalbėti. Ir laikraščiai apie jį rašė. Rodos taip gerai pažįsti savo žiūrovus. Lengviau turėtų būti dirbti, o gaunasi vos net virkščiai. Vienam duok apie karą,
o kitas ne, kad tik muzikos ir dainų netrūktų. Tretiems tik apie meilę patinka, o ketvirti iš gyvenimo prašo. O juk filmus ne pats pasirenki, kokį duoda tokį ir veži, grafikas yra. Taip, kaimo žiūrovai dabar nelengva įtikti. Net ir didelėme mieste ne kiekvieną filmą susirenka pilna salė, o ką bekalbėti apie kaimą, kuriame gyvena vos keliasdešimt žmonių. Darbo čia tikrai netrūksta ir sunkumų užtenka. Kartais tenka atvežti ir blogesnį filmą, ir per sunkų kaimo žiūrovui. O būna, kad ir tikrai geras filmas nepatinka. Встречались. Penkis, o kartais ir 7 punktus per savaitę aplanko kino mechanikas. Tai verčia finansinis planas, tai žiūrėk ir pats žiūrovas iš tolimesnio kolūkio ragina. Trokštame kino, tik spėk suktis. O ten, kur įstringa sunkvežimis, visuomet išgelbsti vienos arklio jėgos mašina. Мы справа имеем свозить? Ну, я как там бабу стебаться, pasišaudymas. Ах, что pasišaudymas? Pasišaudymas. Pasisтрельбись? Я не приварзил, это с большим бабин там. Ну, я не приварзил. Какой чудесный день сегодня. Ага. Ла-ла-ла-ла-ла. Ага. Ла-ла-ла-ла-ла. धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। ला 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 ла ла ла. Желание сбывается. Praeis kiek laiko Alfonsas Arlauskas ir Alfonsas Jokubaitis imsis kito darbo. Kilnojamojo kino mechaniko profesija dar taip reikalinga šiandien, palaipsniui išnyks, kaip miestuose išnyko, pavyzdžiui, vežiko profesija. Arba kaime išnyko sėjėjai, kurie semdavo iš semtuvės grūdus ir berdavo juos į dirvą. Tai bus, o kol kas... Kol kas greitoji kino pagalba ruošiasi eiliniam reisui į tolimą Žemaitijos kaimą. Po keletų valandų žiūrovai pamatys naują kino filmą. Įdomu, ar patiks?